Atsiprašom už nesklandumus. Turbūt transliacija nutrūko dėl interneto stokos. Galbūt ir man nutrūko, aš nežinau, kam čia nutrūko ryšys. Bandom pakeisti poziciją. Bandom pakeisti poziciją tada. Buitiniam sąlygom, kaip sakant. Politikuojam buitiniam sąlygom. Tai va. Bet supratinga tauta esam, tai gal pavyks kažkas mums čia susisukti. Taip. Tai va, kaip sakiau, su Rolandu Paulausku nepavyko. Taip pat antrą vietą užėmė va, prisijungs to ir Rikantas. Labas vakaras. Kas čia, aš kaltas ar ryšys kažkam, nežinai? Aš nežinau, man kažką rodė irgi su ryšiu, kad blogai, bet čia turėtų būti geras. Tai va. Tai va, tai ką, mes pratęskime, ne, pokalbį kol kas dėl šito Rolando Paulausko, tai sakau, buvo toksai lengvas ignoras, nei taip, nei ne, nieko nebuvo atrašyta. O Paulauską kalbinau, tai jisai sakė, neturės laiko, gal, sako, netyčia prisijungti, bet laikas kaip ir pasibaigė, gal prisijungs, gal ne, bet yra tokia situacija, kad žmonės, kurie buvo išbalsuoti, jie yra pakankamai užsiėmę galbūt, o gal mes nesame tokie dideli, kad atkreiptumėm dėmesį ar ne, autoritetai gal ne. Kaip pas tave ryšys, ar geras, Rikantai? Man tu trūkčioji, bet dar pagaunu mintį, ta prasme, visą surenku. Nu, pas mane ryšys, žinau, geras dabar, labai geras. Gali būti, kad pas mane bėdos tikriausiai. Sakyk. Aš ir galvoju, kad dėl kompetencijos paprasčiausiai trūksta pas mus žmonių, kurie norėtų, jeigu čia būtų daug išbalsavusių, didelis kiekis, aš manau, jiem nebebūtų, kaip sako, būtų sunku išvengti tokio pokalbio paprasčiausiai ir kaip sako, akistatos su mumis. Taip, nu, ta prasme,
mes, kaip pasakyti, toliau stengsimės pakalbinti juos ir taip toliau. Tai nebus taip, kad čia balsavimas įvyko ir toliau mes jau nebegalim nieko toliau daryti. Aš manau, kad mes pakalbėsim anksčiau ar vėliau Orlauską, nes jis eina į kalbas. Tai taip pat gal ir Rolandą Paulauską, jeigu jisai kažkaip atsiliep. Vaitkų dar reikėtų pakalbinti, bet jisai atsisakė. Tiesiog parašė žodelį ne. Aišku. Tai aš paskui jau nebesigilinu. Kodėl? Ne. Tai va. O taip, tai kas, ką galim, kokią temą pakalbėti dabar, tiesioginį valdymo? Kokios mintis tau kyla? Ką norėjai dar, Richardai, gal kažkokių turi minčių užvest pokalbį? Užvest pokalbį. Gaunasi, galim pratęsti tą mintį, kad mes nesiruošiam, kaip sako, sustot, kviesim, kaip kas be ko žmonės. Bet taip, aš ir pastebiu, aš jau senokai esu kalbinęs ir kartais gaudavosi ir kontaktą užmegzti ir visą kitą, bet va yra tokia tyla, mandagi tyla, ta prasme, bet daugiau, kaip sako, žingsniukų iš jų pusės ir nėra. Ir va, kas įdomiausia, kad realiai visi verkia, kad va, opozicija negali susivienyti, jiem sunku labai ir kad jie ten pykstasi tarp savęs. Tai čia visada tai bus, kol jie neiškels pirmoji vietoje, ta prasme, tautos poreikius, o savo padės į šoną. Ir kas įdomiausia, kai tu kvieti juos vienytis, jie ten turi jau savo programas, taisyklės, reikalavimus ir sako, ateik pas mus, čia viskas gerai. Bet bijo paleista, kaip sako, vadeles į tautos rankas ir kažkaip įdomiai kritikuoja, pavyzdžiui, valdžią už tai, kad ji blogai atstovauja tautą, netenkina daugumos poreikius paprastų žmonių ir savivaliauja, kaip sako, o kažkaip, kad ta prasme, patys koncentruotųsi į tą tautos valią ir būtų, kaip sako, turėtų užnugarį, kažkaip nesistengia. Toks jausmas agituoja, kad jį palaikyti ir viskas. Kažkaip toks išverstas formatas pas mus šiuolaikiniai visuomeniai susikūręs. Tas labai neįprasta ir iš tikrųjų sunku net man pačiam, dabar aš noriu pasakyti, ta prasme, kad tauta pirmoji vietoje turėtų būti ir atrodo, kas čia tokio, viskas gerai. Ir noris pasakyti, kad taip nėra, kad pas mus to nėra, kad visiškai pas mus tai nėra ir kad opozicija net nereklamuoja ir nesiūlo tokio varianto, nes, ta prasme, mes net neturim vietos tautos išraiškos, kas įdomiausia. Ir tu tik gali palaikyti kažkokį lyderį ar kažkokį gelbėtoją, bet tu, ta prasme, neturi galimybės net savo nuomonę pasakyti, tu arba jį pritari, jam pritari, arba ne, viskas. Ir pastringam tokioje vietoje, gaunasi, kad ir opozicija, jie nenori atiduoti kontrolės ir valdžios iš savo rankų. Ta prasme, aš kiek uždirbau, aš kiek tapau socialiai, ta prasme, visuomeninis veikėjas, žinomas, aš kiek įdėjau savo darbo, kiek priviliojau žmonių, čia mano indėlis, bet, ta prasme, kažkaip tiem žmonėm palik galimybę nuspręsti, ką aš dabar šnekėsiu, ko aš dabar sieksiu, neleidžia jie. Taip kūrė savo ideologiją, savo tikslus, bet kažkaip įdomiai. Taip, ta prasme, jokios galimybės tautai, žmogui paprastam išreikšti savo nuomonę nėra. Nesvarbu, kad ir tuo opozicijoje ir nesvarbu, kad jie ir sako, kad už tautą, už žmonės. Ta prasme, toks gaunasi disbalansas pas mus yra ir realiai pati grupė ir pati idėja vien dėl to ir atsirado. Bent jau mano galvoj, aš priėjau prie jos vien iš tokios pozicijos, nes, ta prasme, eidavai pas tos žmonės ir matai, kad
tu gali tik juos palaikyti arba jiem pritarti, o daugiau tų galimybių neturi. Ta prasme, jeigu jis sukvailios arba pakeis savo nuomonę, tu neturėsi jokios galimybės įtakoti. Ir kas va čia baisiausia, ko kiti komentaruose žmonės bijo, kad jie ir sako, jeigu mes eisim paskui kažkokį lyderį, jis tampa autoritetas ir visi žmonės jo klauso. Ir va tada atsiranda ta bėda, jeigu tas autoritetas pradės taip slysti į kairę ar į dešinę ar kažkur kitur, ir žmonės pasimes, nebeturės, gaunasi viskas, jo žodis daug ką reikš, jis galės pasakyti, daleiskim, mes viską baigiam, nors mes nieko nebaigsim, teisingai, ir yra grupė, yra idėja, viso gero visiems. Ir visi išeis, visi paliks. Ir daleiskim, aš toks neautoritetas, daleiskim, paprastas žmogus iš paprastų žmonių, kurio niekas negirdi ir kurio nesiklauso, aš negalėsiu pasakyti, žmonės tokit, ne, viskas gerai, jis gali pasitraukti, judėjimas toliau eina, einam toliau ir viskas. Tai ta mintis ir yra, kad mes pirmoje vietoje kelsim bendrai klausimus ir balsavimo būdu žmonės išreitinguos poreikį savo asmeninį ir atstovai, tai yra Paulius, aš šiuo metu ir kiti, kurie norės prisidėti, paprasčiausiai bandys įgyvendinti tą poreikį, mūsų bendrą iškeltą, viskas, o ateityje, kaip sako, yra Pauliaus parodyti žingsniai, kaip galima, kaip sako, tada turint tą jėgą, turint kiekį, galima bandyti jau kai ką siekti ir daugiau, kaip sako, vieningai. Pauliau, nori pridėti? Taip. Tai jo, ta prasme, reikia tiesiog žmonėms vienytis ne ant žmonių pačių. Pavyzdžiui, mes dabar kaip šnekam, rodosi, kad žmogus, kuris žiūri, gali būti, kad jis galvoja, kad mes vienysim ant savo kažkokių tai idėjų, norų, ketinimų, kurie mes norim realizuoti realiai. Bet taip nėra. Tai dauguma iš tikrųjų partijų ir teigia panašiai, kad žiūrėkit, balsuokit už mumis, mes padarysim taip, kaip jūs norit, ar ne? Bet čia yra paprasčiausias smulkmenos, niuansai tokie, kurie yra jau lemiami, tokie, pavyzdžiui, kaip tiesioginis valdymas, ar ne? Mes sakom, darom tiesioginį valdymą kartu ir jame bus lygybė, ar ne? Bus po vieną balsą kiekvieno idėjos bus galimos įgyvendinti. O tenais, kaip partija eina į valdžią, tai jinai šneka, kad mes padarysim taip, kaip jūs norit, bet čia nebus lygybė. Mes eisim į partiją, mes busim valdžioj, mes reguliuosim, mes kursim įstatymus ir jūs turėsite žiūrėti, ar mes elgiamės teisingai ar neteisingai, o įtakoti jau mūsų dėje negalėsit. Tai čia mes tokie maži niuansai, bet jie yra lemiami. Tai tos niuansus reikia pasidaryti mums visiems kartu, kad jie būtų tie niuansai reikalingi, kurie būtų mums reikalingi, o ne kažkokiom atskirom grupelėm. Tai pasitvarkom. Tiesiog ir mes čia nesam nei kažkokie tautos valdžios ar ne veidai, ar ne, mes, tarkim, veidas tautos valdžios. Aš, pavyzdžiui, mažiau norėčiau reikštis, norėčiau, kad už mane kažkas daugiau šnekėtų, kad arba pasidalinti atsakomybės, kad kuo daugiau žmonių prisitrauktų, eitų į kažkokius žmonės kalbintų pats, ar ne kažkokius darbus darytų. Tiesiog, tokių žmonių reikia. Ir kadangi tie žmonės, kurie nori gerų pokyčių, bet žiūri, ką kitas padarys, ar ne, tai jis tarsi galvoja, čia jiems seksis ar nesiseks, ar čia jiems bus gerai, o kas iš to, žinai, pradeda kritikuoti, ar ne, o
kritika, tai kame čia yra kritika, tai tu negali kritikuoti tiesioginio valdymo, nes jame nedalyvauja. Žinai, kaip tu gali kritikuoti tiesioginį valdymą, kai tu turi priklausyti pirmiausia tiesioginiam valdymui ir reikšti tą, pasidaryti forumą, kuriame ta kritika kažką lemtų. Bet dabar, kai mes neturim net to forumo, neturim net pasidarę internetinės balsavimo svetainės, ką mes čia viens kitą galim kritikuoti aplamai, ar ne? Tai pasidarykim, ar ne? Kaip susiburkim ir pasidarykim tą forumą, kur galėtumėm spręsti problemas, balsuoti už jas, viens kitą kritikuoti, sakyti, kokia čia nesąmoninga idėja, čia yra ten blogai, bet kadangi mes net neturim, mes čia tuščia žodžiaujam. Susirenkam, mes jūs žiūrit, ar ne du žmonės šneka, kol kas mes sakom, kad pasidarykim formų. Čia nėra tušti žodžiai, bet kai mes kalbam apie atskirus dalykus, kaip, kur, kodėl, ten, tarkim, imkim bet kokią ten sritį, ekonomiką, švietimas ar ne, tai jau tušti žodžiavimai, nes mes neturim daugumos žmonių nuomonės, kurie matytų problemą ir spręstų ir galėtų pasiūlyti sprendimo būdų. Tai mes ir stovim dabar tokioj pozicijai, kur laukiam, kol valdančioji dauguma kažką mums numes, kažkur uždraus ir taip toliau. Ir va čia, kaip sakai, Pauliau, labai gerai užvedėjai temą. Aš papildysiu, buvau pastrigęs būtent ir pamiršęs. Ir pati opozicija realiai sako, reikia tautai vienytis, reikia tą daryti, reikia aną, bet kaip ir sakai, čia tik žodžiai, nes mes net neturim įrankio susivienyti. Ir būtent ši grupė, šis judėjimas ir skirta sukurti įrankį tautai, kad jie čia galėtų vienytis ir galėtų šnekėti ir galėtų kelt klausimus. Ir tada bus sudėlioti paprasčiausiai taškai, o dabar yra tik tam tikrų veikėjų manipuliacija žodžiais, viskas. Jie sako, tauta nori to ir ano. Kas žino, ko tauta nori? Nieks nebalsavo, nieks nieko nedarė, suprantat? Tai va, toks dalykas. Ir ji pati nieko neiškelia, jai ką pasiūlo. Ir kas man įdomiausia, va, kas gaila ko. Sako, va, gaila bus, nukanalizuos laiką žmonių vėl. Ir va, būtent idėjos esmė tokia. Gelbėtojai dažniausiai iškelia tam tikrą jautrę vietą būtent tuo metu žmonėm. Daleiskim, va, kylančios elektros kainos, ar ten kažkoks konfliktas, ar geopolitiniai reikaliukai. Ir ta prasme, ir jie va, akcentuojasi prie jų ir bando kviečia žmonės vienytis, kad kažką ten tipo mitingą padaryti, ar dar kažką padaryti. Bet tai tik vienas dalykas, tai ateityje jį įsprendus bus dar tūkstančiai kitų problemų ir esamam laike mums vėl iš naujo reiks kažką agituoti, kvies, kam taip sudėtingai gyventi žmonėm ir tautai. Kodėl ta komunikacija vienas su kitu turi būti tokia sudėtinga. Va, reikia kažkokių įtakingų žmonių, reikia padaryti kažkokį skandalą, kad pradėtų žmonės tą įtakingą žmogų klausytis. Kam tokie sudėtingi uždaviniai reikalingi? Ir tas pats, va, kaip yra, reikia filtruoti viską, reikia žiūrėti, kas meluoja, kas nemeluoja, kas tiesą šneka, kas netiesą šneka, visi ten tarp savęs kariauja, kad daugiau reitingo taškų susirink, kad daugiau peržiūrų žmonės gautų, įtakos zonas tas skirstosi. Ir toks va, beprasmiškas, aš matau čia beprasmišką dalyką, kad gaunasi ta opozicija ar bet koks visuomeninis veikėjas, jis paprasčiausiai siekia savo naudos, paprasčiausiai. Jis ieško populiarumo ar ieško žmonių palaikymo ir viskas va to pasibaigia. Bet tai tik mažytės detalės, tai tik vieno žmogaus nuomonė, tai tam tikras momentas, va elektra pabrango, ateis laikas, pripras, jau kiek kartų jį brango, kiek kartų buvo problemų, bet mes nieko nekontroliuojam ir nieko nevaldom. Tai va toks dalykėlis, norėtųsi, kad jau tauta pradėtų galėti kažką daryti, kad būtų kažkokia vieta, kad mes galim iškeltas klausimus, kad ir pavyzdžiui dėl referendumo, kodėl
reikėjo referendumą dėl vieno dalyko kelt. Kodėl mes negalim internetinėje erdvėje siekti referendumo virtualiai, ką mes dabar kviečiam žmonės, renkamės, žiūrim savo pajėgumą, galimybės ir apsiskaičiuot, yra jau žmonių, viskas suplanuota, keliam tada tą referendumą, kam nualint žmonės, nukanalizuot tą energiją, lėšas, viską, jeigu mes pradžiai pasidarom planą virtualioje erdvėje, pasitikrinam, tu už, aš už, tu už, aš už, o 300 000 yra už. Viskas, galim judėti. Ir suprantat, tas referendumas pasidarys taip pauš. Ir jis yra. Ir kam mums po to įsisklaidyti? Ta tautos vieta turi egzistuoti, ji turi būti gyva. Nes gali būti, kad ateityje iškart kažkoks bus iš valdžios veiksmas netinkamas. Ir mes vėl galim iškart iškeltą klausimą ir momentaliai per savaitę įspręstą problemą ir padaryti naują referendumą. Suprantat, kiek įtakos tauta pradės turėti, jeigu mes organizuotai turėsim tam tikrą vietą. Ir čia labai džiugu. Ir matau, Zigmundas, ilgas labai pavadinimas, bet pradžia jau yra. Ir klausimas, kaip atrodytų tiesioginis valstybės valdymas be interneto. Tai taip, be interneto tiesioginis valdymas ir nebuvo įmanomas, jis buvo labai sudėtingas iš tikrųjų. Ir Paulius žino, ten būdavo siūlomos alternatyvos, kaip pavyzdžiui lietos principas, ne, Pauliau, tu šiek tiek girdėjęs apie jas. Tiesioginis valdymas buvo tai demokratija pirmoji, kuri gimė Atėnuose, susirinkdavo, tuo metu buvo leidžiama tik tais piliečiams. Atėnai buvo miestas, valstybė, ten piliečiai susirinkdavo fiziškai į tam tikrą erdvę, ar ne? Ir tenais tie piliečiai galėjo būti tik tai vyrai, ne moteris ir ne vergai. Čia buvo tokia pradžia demokratijos. Bet jie visi galėdavo, piliečiai, kurie buvo piliečiai, būtent vyrai, galėdavo susirinkti, diskutuoti, kelt problemas ir bendrauti. Aišku, jeigu internetų nebūtų, šiuo metu, tai mes kažkokiu principu, aišku, lėtesniu būtų įmanomas toksai dalykas, grupėmis kažkur lokaliai susirinkti, aptarti kažkokius klausimus, ar ne, ir siųsti paštu kažkaip, tokiu būdu, kaip dabar daroma balsavimas, ar ne, popierius pasirašai, įmeti į urną ir nukeliauja kažkur tas balsavimas. Tai kažkokiu tokiu būdu galėtų būti tas tiesioginis valdymas, bet čia viskas daugiau turėtų būti internetu šiais laikais. Ir atsiranda paprasčiausiai galimybės greitai ir efektingai tuo naudotis, nes pati tiesioginė demokratija ir yra minima, kad realiai ji labai lėta ir dėl to ji buvo papildomai integruotas tas atstovavimas tautos, kad būtų greitesnis ir kai interneto nebuvo faktas, tada ateidavo galimybės, kaip sako, nes jeigu kažkoks greitas reikalas ir reikia kažkam nuspręsti, kažkam prisimti atsakomybę ir nebūdavo tos galimybės. Bet šiuo metu mes turim internetą. Ir daleiskim konspiracijos tokią teoriją, jeigu Lietuvai užblokuotų internetą, jeigu gali turėti jį privatų tik Lietuvai, turiu omeny pati Lietuva gali turėti internetinę galimybę, elektroninę bendrauti su savo tauta. Ir čia nesudarytų problemos, ta prasme, noro tik reikia. Bet esmė tokia, kad mes neturim tiesioginės demokratijos, ji praktiškai taip suvaržyta, kad tu neturi galimybės nei pasisakyti kaip žmogus, kaip tauta, nei iškelt klausimų. Pavyzdžiui, kodėl parašai renkami, kai būna žmonių, ir ten būna, kad peticijos, pavyzdžiui, ir prirenka ten po 100, po 200 tūkstančių.
ir toks nulinis reagavimas iš valdžios, ta prasme, iš techninės pusės mąstant, jeigu mes gyvenam demokratijoje, tai tu turėtum labai reaguoti į tuos parašus, ten gyvi žmonės rinko, pasirašė, tai tiesioginis valdymas. Ir ta prasme, atsikalbinėti ir išsisukinėti nuo tokių dalykų, aš manau, yra akivaizdus nusikaltimas prieš tautą, aš taip žiūriu. Nedemokratiška pirmiausia ir nevykdo tautos atstovo pareigų, nes atstovavimas tai žodis yra labai aišku. Tu negali nieko daugiau kito daryti, apart atstovauti savo pilietį. Kaip tu gali ignoruoti juos? Tai tai yra visiškai nesąžininga. Čia reikia bausti, arba mesti iš darbo. Netinkamai darbas vykdomas. Atstovavimo pagrindinė prasmė yra tautos atstovo atstovauti tautą. Jeigu jisai nevykdo pilnai šito atstovavimo, tai jis turi prisimti atsakomybę atitinkamą, kuri turėtų būti arba patraukti teisman, kad jisai toliau bausmes kažkokias gauti, kad toliau vykdytų savo pareigas, kokias prisėmė, arba patraukti iš valdžios. Ir aš tokią mintį pafantazuojam, ta prasme, jeigu aš tikrai sąžiningas ir tikrai atstovauju demokratiją ir esu už tautą ir esu valdžioj, realiai gerai ten pradės kokie gandai eit, kad žmonėm kažkas nepatinka. Ir ta prasme, jei aš tikrai rūpinosi tauta, kodėl man neiškelt referendumo, kad pasiklaus tautos. Ar čia tik gandas, ar tikrai tauta būtent šituo klausimu yra susirūpinus. Ir pas mus nėra visai komunikacijos, ta prasme, valdžia nekomunikuoja visiškai. Ji pasilieka savo tas sprendimą, tas galimybės ir blefuoja paprasčiausiai tais gandais, manipuliuoja jais, o kaip yra iš tikrųjų nieks nežino, jiem labai patogu iš dalies dabar yra žaisti tokius žaidimus ir mes neturim įrankių, pasikartosiu, peticijos, kad ir rinkimas tų parašų, ten jau kažkoks signalas, jau toks kaip aidas iš apačios, bet jis labai nepatogus, reikia tam tikrų atstovų, reikia darbo daug įdėti, reikia žmonėm pasirašinėti, o čia būtų čia ir dabar, atėjai, paspaudai, atėjai, parašėjai, paspaudai, patinka ir viskas, tu jau padarai rezultatą, jau tai viešas, akivaizdus faktas būtų, suprantat, va toks dalykėlis, labai paprastai iš tikrųjų. Labai patogu viskas ir taip demokratiška, kad daugiau demokratiškiau nebegali nei būti. Įmanoma, kai tu atiduodi savo balsą, savo nuomonę, tai čia demokratija. Čia mes, reikantai, aš nežinau, gal mes esam genijai, supranti, dviesi. Gal mes du genijai čia susirinkom ir šnekam utopijas kažkokias, ar ne, kur niekas dar nešneka. Ir supranti, man kažkaip keista, tai ar mes čia sėdim ant tiesos gijos, ar ne? O man kryželis užsimatė ant tiesos gijos, ar ne? Ir mes sėdim ant tos tiesos gijos ir dviesi čia tik tai kalbame ir niekam neįdomu, ar čia kažkas čia vyksta, aš nesuprantu. Gal čia yra chemtrailai kalti, supranti, užgulę yra smegenys. O čia gera mintis, labai apgalvota ir aš pratęsiu dabar tave, gerai užvedė. Realiai aš kai bendrauju su žmonėm, kontaktuoju, žiūriu, analizuoju ir aš matau, kad realiai apolitiški, visa tauta praktiškai yra politiška, kaip bebūtų, o visuomeniniai žmonės, realiai jie kiek jų yra, tiek ir yra, bet jie bando patenkinti savo interesus, suprantat, dėl to nieks iš jų nesivienyje, bet jie gaunasi iš giliau žiūrint, jie tokie pat apolitiški,
tik jie pyksta ant apolitiškų lietuvių ir Lietuvos tautos, nes jie nepalaiko jų ir jie nepatenkina jų intereso, suprantat? Bet jiem tas pats, kad nėra demokratijos, jie tik nori perimti valdžią ar kažką nubausti, dažnai būna nuskriaustų, ar kažkas ten per švogerius padarė valdžioj, būdamas jam negera ir jis va nori tos teisybės, supranti, bet jis fokusuojasi va į tokį kerštą ar į tos teisybės iš savo perspektyvų žiūrėjimo, bet va, kad ta prasme, jis realiai yra politiškas, jis nesikoncentruoja grinai į visą Lietuvos tautą ir jis nesikoncentruoja į tai, kad mes turim bėdą, kad tauta negali šnekėti, negali pareikšti nuomonės, negali, kada jį panorėjus įsikišti, jai reikia laukti 4 metus, jei kažkas ten buvo, da taip išsirinkti, bandyti naujus atstovus ir laikyti čiūrus, kad pavyks, kad tikėkimės, jie sugebės. Bet šitą, ką tu sakai, iš tikrųjų jau kažkas ir šneka, sako, čia žmonės apolitiški, jau žinai, daug kas jau sako iš tų influencerių, youtuberių, iš tikrųjų, sako, kad žmonės yra tokie pasyvūs, žinai, pavyzdžiui, ką čia galiu paminėti, kuris čia taip žmogus gali sakyti. Daugelis. Pas Janutinį, kur daug kalba šitas... Pauliau, aš tau padėsiu, jei tai pasiklausyti, ne tik pas Janutinę, visi inteligentyje, kurią kviečia, va tuos visą inteligentyje, kuri labai ir nedalyvauja toj visuomeniniai veikloj, visi pabrėžia, kad žmonės apolitiški ir jie juos kažkaip kaltina, kad jie tipo nesišviečia, kad nėra švietimo, kad tipo, atsiprašau už tą labai negražiai, bet ta prasme, kad jeigu žmogus nesišviečia, jeigu jis automatiškai nesidomi politika, nesidomi visuomeninė veikla, jie taip traktuoja. Jo, tai tiesiog vat jie šneka, supranti, kad neina žmonių paraginti, bet kodėl čia yra tokia problema, dėl ko, kad žmonės jau daug kartų nusvilė tiesiog, pavyzdžiui, Kreivys atėjo, atsistojo, pašnekėjo, kainos turi brangti, nes jūs turi brangti, o pats kažkokių akcijų ten turi, žinai, kur jos auga, žinai, dėl to, kad kainos brangsta. Tai čia tiesiog žmonės kaip jie gali galvoti apie politiką ir kažką bandyti spręsti, kai jiems tiesiog ta sistema, kurioje dabar yra, ne politinė, sako, kad tiesiog neįmanoma, tiesiog kažkas pasikeistų, nes vis tiek ateina naujas viršininkas ir tas supūva, ateina naujas viršininkas ir tas supūva. Čia Jolanta parašė, ką manote apie tai, kad visą Europą valdo Amerika. Aš manau, tai, kad visada hierarchijos sistemoje visada bus galingesnis už kažkokį tais, ar ne, figūrą. Bus vis tiek kažkas, kas aukščiau, ar ne, ir dabar Lietuvoje mes esam tokia provincija, palyginus su Amerika. Tai ten dėdulės turi įtaką mūsų dėduliam ir jie tenais tarpusai stengiasi palaikyti gerus ryšius dėl to, kad išliktų, ar ne? Va tokia yra hierarchijos principas, jisai gyvas, kad išliktų. Pavyzdžiui, paimkim gyvūnijos pasaulyje, ėda didesnė žuvis mažesnė, ar ne? Arba bitės, ar ne? Visos yra tarnaitės, vien dėl to nesidaugina jos, tik tai yra, tarkim, patelė, ne hierarchijoje, jinai sėdi, nieko nedirba, jinai deda kiaušinius, deda tranus ir tiesiog kažkas augo tą avilį, kažkas renka medų ir taip tokiu būdu išlieka. Bet čia yra gyvūnijos pasaulis, čia išlikimo pasaulis. Suprantat, ir mes čia tokie aukštų vertybių sistemos niekaip negalim įterpti. Tik tai pabandom kažkokį šviesuolį įstatyti į Seimą, ar ne?
ir baigėsi arba jis lieka balta varna, arba lieka juoda varna, patampa su visais kartu tokiu pačiu. Tai čia tokia sistema. Tai ką manote apie tai, kad visą Europą valdo Amerika? Tai ir taip ir manom. O ką čia man? Čia yra fizinis pasaulio kažkoks dėsnis, kurio reikia mažiau vadovautis. Už tai mes ir norim padaryti, kad mes aukštesnėm vertybėm pradėtumėm vadovauti, tokie kaip lygybė, ar ne, kad visi valdytumėm, ne hierarchinė kažkokia struktūra, o visi kartu. Tai mes iškart atsikabintumėm nuo tos visos sistemos, kuri yra šiaip pasaulyje aplamai jau supuvus ir korumpuota. Tai va. Aš asmeniškai tai net galvoju, kad visą pasaulį kažkokie tai galingieji, pas kuriuos visi pinigai, visi resursai, visa kontrolė yra, tai jie ir valdo. Bet, ta prasme, netraktuoju tai šalis, nes bent jau kaip dabar pažiūrėsi, tai didžioji dalis bent jau šalių, tai jos toj pačioj baloj maudosi, pas juos ta pati sistema bankinė, viskas taip pat. Ir jei pažiūrėsit, visi procesai viduje vyksta tokie pat ir valdymo principai tokie pat. Ir tada pradedi suprasti, kad tikrai yra kažkieno rankos, kurios viską valdo, ar be kelios rankos, kurios valdo. Bent jau man toks įspūdis susidaro ir viskas. Čia tuo pasakyta, ir kaip Paulius sako, kad jie kaip sako, turi valdžią ir nenori jos paleisti. Ir nenorės niekada paleisti. Kas norės paleisti iš tikrųjų? Taip, čia yra sunku. Ta prasme, yra žmonių, kurie netgi turi kažkokias priklausomybės. Gali būti priklausomybė daug dalykų, ar ne, iškrypimų visokių, ne tik nuo alkoholio, nuo visokių aistrų gali būti priklausomybė. Tame tarpe ir valdžia troškystė, suprantat, ir kai kas nemoka sustoti. Tiesiog, kai turi daugiau, norisi dar daugiau, ir tai yra, ir jie tiesiog stumdo tą šachmatų lentą, ar ne, kas liečia ten Ukrainos karą, ar ne, ten tiesiog yra stumdomos tam tikros šaškės, kad sužaisti geopolitiniai plotmėj taip, kad būtų nauda tam, kas yra, suprantat, hierarchijos viršūnėse, ir jie tarpusavy pešasi. Bet paskui, suprantat, yra tokia esmė, kad šachmatų lentoj niekada karalius nebūna nukirstas, jam būna tik tai šachas ir matas. Tai reiškia, kad jo ėjimai būna sustabdyti. Tai ir viskas. O čia giluminė tokia prasmė yra daugiau, kad jie tiesiog žaidžia tą žaidimą, o kitų žmonių krauju. Suprantat, kitų žmonių suklaidina, sako, kad tu turi eiti mirti už kažką, ar ne, pavyzdžiui, karas Ukraina. O nei tas žmogus nori mirti, nei prasmės kažkokios tai nėra didelės. Brolis su broliu kaunas, wow. Nei garbė čia kažkokie, nei, ta prasme, čia kažkas, čia vat yra utopija, aš pasakysiu. Va čia yra utopija, čia yra visiškai nesąmonė, čia toks kvailas karas, kad aš negaliu, kad tu eitum, ar ne, tarkim, nuo kažkokių tais kitos rasės, ten aš nežinau, net neįsivaizduoju, net rasės šiais laikais yra visos žmogiškos, ar ne, visi gan tokie žmogiški žmonės esam. Tai kokia turėtų būti ateivių rasė, kad gintis ir kautis ir mirti, ar ne, dėl žmonių išlikimo. Bet šiais laikais, kad žmogus eitų žudyti žmogų šiais laikais, tai yra per daug utopiška, mano gal. Tai kaip sustabdyti, pavyzdžiui, tai vienintelis būdas yra tiesioginis valdymas, ar ne? Tautos valdžia, pavyzdžiui, Rusija galėtų apsispręsti,
ar visi bendrai, Ukraina visi bendrai skelbti referendumus, ką darom toliau, ar skelbiam paliaubas, kokius dalykus darom, nubalsuoti kiekvieną dalyką, dėl teritorijos ar ne, kažkokius dėl žmonių, kažkokių tai dalykų. Kaip galima spręsti konfliktą? Konfliktas yra svarbiausias ten, kur žmonės lokaliai kariauja dėl savo teritorijų. Nu tai ar tu esi žmogus, ar žvėris, ar tu apsižymėjai tą teritoriją ir eini mirti dėl tos teritorijos, kai liūtas ar ne, kai vilkas apsižymėjai teritoriją, čia mano. Aš jau mirsiu dėl jos, galbūt, kad čia mano patelės bus ateis, čia mano antilopės ganysis. Ta prasme, tai įsprendimo būdas. Rusija didelė, ar ne, taiga plati, miestų pristatyti galima daug, ar ne, resursų daug. Tie patys žmonės, ar ne, išsikels, apsigyvendins kitoj vietoj, kur yra mažiau, ta prasme, politiškai būtų saugu ir viskas, ir tiesiog ir baigtųsi problema. Bet ne, reikia mirčių. Aš papildysiu, Gintas labai teisingai į tavo temą užbaigimui galima. Manau teisinga mintis tame ir reikalas, kad visi trokšta materialumo, materialių, aš čia biškį matau ant balto, čia siena balta, sunku skaityti, vertybių ir valdžios. Taip, tame esmė, kad realiai karas dėl materialių dalykų įvyksta. Jeigu kaip ir čia viskas pasakyta, tau kažko reikia ir tu dėl kažko nepatenkintas. Ir šioje žemėje kas viskas realiai yra materialu. O jei eit giliau į dvasinius dalykus, tai elementaru, kad mes visi skirtingi ir kad mes visi turim skirtingas nuomonės. Bet dėl to vienas kito žudyti yra kvaila. Jei tu eini į dvasingumą ar giliau žiūri į visus tuos dalykus, tu paprasčiausiai tikrai mes vienas su kitu nekariausim dėl tokių dalykų. Tai tik nuomonių pasiskirstimas. Svarbiausia nelipti vienas kitam ant galvos ir ieškoti kompromiso. Ir va čia dėl balsavimo galima paminėti, kad kas pas mus yra blogai su balsavimu, iškreiptas yra net pats demokratinis balsavimas. Ten, kaip bebūtų, vis tiek bandoma primesti, dauguma nubalsavo, taip ir bus. Turi liktas akcentas, kad mažuma turi turėti galimybę išlaikyti savo suverenitetą. Ką tai reiškia, kad jeigu balsuojama dėl tam tikrų dalykų, kurie riboja kitų žmonių laisvės ribas, tai tada jie turi tartis ir ieškoti kompromiso, o ne taip, kad nubalsavom 60%, taip turi būti ir viskas. Tai realiai tada atsiras konfliktas ir tada atsiras karai. Ir reikia tartis ir ieškoti kompromiso, o jeigu neišeina pagimdyti kompromisą, paprasčiausiai neliečiam tų klausimų, nebūtina juos liesti ir viskas. Įsivaizduoja, kad ir dabar Paulius palėtė Ukrainos ir Rusijos temą, jeigu abi šalis būtų demokratiškos, jos paklaustų savo tautų, ko jos nori teisingai ir bandytų tarp tų dviejų tautos pusių susitart. Realiai čia Rusija ne prie ko, čia daugiau Ukraina turėtų tarp savęs susitart, ko ji nori konkrečiai. Čia aš taip suprantu, daugiau problema, kad ką palaikyti, ar palaikyti tuos, ar palaikyti anuos. Bet visais kitais atvejais tai turėtų būti dėrybos su tauta, su pačiais žmonėm, kurie ten gyvena, kurie ten valgo, miega ir viskas, supranti. O čia dabar sprendžia visai iš šono žmonės. Kažkokie tai lyderiai nusprendžia už pačią tautą, kaip jį turi daryti, ką jai reikia daryti ir ką jį turi net galvoti, kaip jį turi kvėpuoti, ką jį turi mąstyti. Mes kaip bebūtų neturim tos jokios čia demokratijos, atvirai nuoširdžiai. Netgi įsivaizduok, nebeišleidžiami yra vyrai lauk
iš Ukrainos ir dar yra keliamas klausimas, kai visa mobilizacija yra paskelbta, norima, kad tie vyrai, kurie jau išvažiavo į užsienio šalis, būtų gražinami. Ir tai čia kokia demokratija, ta prasme, tas žmogus, kuris galvoja apie save, ne, jisai supranta, kad taip, tai yra kraupu, ar ne, kad vyksta karas, kad reikia, tarkim, padėti, bet jisai pirmiausiai jisai galvoja apie save ir apie savo šeimą, ar ne, tai jisai pirmiausia nori apsaugoti savo šeimą, jisai važiuoja į kitą šalį, tenais kūrėsi ir bando išgyventi. Dabar jeigu pastatysim tokį dalyką, kad valdžia stovi, o mes laikykim frontą, valdžią išlaikykim, ar ne, ir žūkim, visi žūkim, susinaikinkim, svarbu, o valdžia, karalius paskutinis jau pasiduos, suprantate? Šachmatų žaidimas. Ir kokią kainą žmogus turi atiduoti, kad šitas žaidimas būtų laimėtas. O kaina yra pati brangiausia. Gyvybė, įsivaizduoju, žmogaus gyvybę turi žmogus paaukoti, kad karalius būtų patenkintas. Ir ne vienas žmogus, kas svarbiausia, 100 000 kartais ir milijonai tų žmonių turi. Ta prasme, visa tauta ar pusė net tautos kartais turi būti paaukota dėl karaliaus. Ir va čia toks išversta skūra vadinasi, atvirkščiai, išsigimimas. Čia tik tokios demokratijos net neegzistuoja, čia priešingybė 100%. Ta prasme, grinai apversta viskas aukštyn kojom, kur realiai turėtų būti fokusuojamasi ir sprendimai turi būti priimami tokie, kad išsaugot tautą ir išsaugot žmonės, o čia ne, atvirkščiai, turim išsaugot karalius, suprantat, ar be tos valdžios pozicijas ir vertybės, ne tautos vertybės, kur šeima, protėviai. Ar eina, paprasčiausias ženklas, ar ne, apie ką mes išnekam, ar jie eina į derybas, ar jie bando susitarti. Aišku, mes čia gal tiesiog vienas dalykas. Tai gal tada paskaitom dar kažkas labai komentuoja. Aš noriu papildyti, plaukų, kaip tik komentaras labai geras. Sveikame pasaulyje taip ir būtų, bet dėja, viskas yra taip, kaip nori šio pasaulio valdovai. Tai čia būtent, kad ir kas žiauriausia, kad žmonės, kai klausosi televizijas, klausosi tuos lyderius, klausosi tų gelbėtojų ir kai jie visi bando primest savo tą nuomonę ir pakreipti tave ar į geriečius ar blogiečius, mes turim tą košę mūsų galvose, paprastų žmonių, ir žmonės mato, kad čia kvailystė, nesąmonė, ir didžioji dalis iš tikrųjų yra tų normalių, sveikų žmonių, ir jie tampa apolitiški. Paprasčiausiai jie nepasidomi, mato, jie nebenori dalyvauti šitam žaidime ir mato, kad čia užburtas ratas ir mes iš jo neįgalim išeiti. Ir čia šitoj vietoj labai svarbus dalykas, kad jeigu valdžia būtų mūsų visų bendra, suprantat, kas gaunasi, kad ir bus grupė kažkuri nuėjusi nuo proto ar kažkaip tikinti kažkuo, ko nėra ir ta prasme, ta didžioji dalis žmonių išlaikys tą, bus kaip saugiklis. Suprantat, jeigu valdžia visų mūsų rankose, jau mes turim saugiklį ir nesvarbu, kad ta tauta yra ir kvailoka, ir suklaidinta, bet ji turi tą sąmoningumą, realybės suvokimą, jai reikia eiti darbą, jai reikia, ji kovoja dėl išgyvenimo kiekvieną akimirką, o dabar, kai valdžia yra elito rankose, jie jau nebesupranta tos realybės. Jis sėdi kažkur ten, jis viską turi, jam viskas paduota ir išsigimsta, jo protas irgi iškrypsta, aš taip suprantu. Jeigu man viskas būtų paduota, aš tos realybės suvokimo nebejaučiau, man viskas yra, aš viską valdau, aš viską turiu, aš Dievas. Aš esu Dievas, žiūrėkit, aš tą darau, aš per savo gyvenimą kiek padariau.
ir aš tada brūkčiau visiems savo ideologijas, savo mintis ir aš turėčiau tam galimybės. Ir mes dabar turim tokį pasaulį, kad tokie žmonės turi visas galimybės, nes pas juos yra visi resursai, visa valdymo sistema, o tas žmogus ir mes bendrai neturim jokių galimybių. Bet supranti, kaip yra valdoma masės, ar ne? Tarkim, yra toksai principas, kaip reikia dramblius nuo pat mažens, juos tiesiog prie vienos kojos pririša virvytę ir įkala, reiškia, kuola tą virvytę. Ir jisai auga su ta virvytė, kol užauga didelis ir jisai paskui, jisai kaip ir jėgos turi lengvai, bet ištraukti tą kuolą ir nutraukti, reiškia, tą virvę ar dar kažkaip išsilaisvinti. Bet jo mentaliniam pasauliu tai virvė tai yra ženklas, kaip laikyti jį, ta prasme, jis niekaip neįsivaduos, jis niekada negalvoja apie mintį, kad jisai išsivaduos. Tai sveikame pasaulyje taip ir būtų, bet dėja viskas yra taip, kaip nori šio pasaulio valdovai. Plaukų prieauginimas pakomentavo. Tai mes ir mastom, čia grinai jaučiu šitą pasakymą, kad aš dramblys, bet aš negaliu išsivaduoti. Čia, matai, visa tauta, įsivaizduok, atsistotų, sakytų, ne, davai darom tiesioginį valdymą, ar ne? Tai įsivaizduok, kas gali ką pakontroliuoti. Kai visa tauta atsistojusi ir kokiu principu iš vis, kaip būtų įmanoma 171 žmogus, kuris galėtų sukontroliuoti 2,5 milijono žmonių. Kokiu principu? Neįmanoma. Bet kad mes patys nesuprantam, kad mes kūrėme ateitį savo tokiomis mintimis. Yra kaip nori šio pasaulio valdovai, kad yra taip, kaip nori šio pasaulio, tai mes ir kūrėm dabar, kad yra taip, kaip yra. Bet aš tai galvoju kitaip, kad yra mūsų galia, mūsų rankų, suprantat. Tai yra akivaizdu. Pauliau, aš tave papildysiu biškį ir pakoreguosiu. Turiu omeny, kad gal ne į tą pusę, bet esmė tokia, kad gali būti, kad žmogus bandė pasakyti, kad dabar būtent taip ir yra. Realiai taip ir yra. Mes tą patį minim, kad taip ir yra, bet tu labai teisus, sakydamas, kad tauta ir žmonės paprasti užaugo pririšti prie tos virvės, nes jie visą laiką matė, kad nėra tos teisybės, kad valdžia diktuoja sąlygas. Ir įsivaizduok, tu realiai ir tu ir aš, mes užaugom tokiom sąlygom, mes žinom ir visada tai buvo iš tikrųjų. Ten būdavo akimirkos tam tikros, kada jiem reikia ir jie tada naudojasi, sukuria tą iliuziją, kad liktai tauta čia viską nusprendžia ir kad čia mes už ją ir rūpinamės. Aš realiai miegojau, to letargo miego, ar kaip čia pavadintos meškos miego, būtent ir dėl to, kad tu pasižiūri televiziją, ten rodo, kaip žmonės mitinguoja, kaip ten ieškoma teisybė, kaip sprendžiamos problemos. Ir man reikėjo kokių 30 metų, kad aš žiūriu, kad kartojasi. Tas pats per tą patį, nieks nesikeičia, nieks negerėja. Ten tik, kaip sakai, karalius keičiasi, žinai, o žaidimo taisyklės tos pačios, kaip sako, vis tiek žaidžiama su žmonėm. Ir pradėjau taip domėtis ir pamačiau, bet taip, turim bėdą. Čia turim didelę bėdą, kad didžioji mūsų dalis galvoja, kad dėl to čia ir yra utopija. Bet įdomiausias dalykas, aš kai kontaktuoju su žmonėm, bendrauju paprastais. Kaip bebūtų didžioji dalis jų, man visi, aš nežinau, kad ir pajung paprastą visiškai valytojas, bilekokį žmogų, aš negaliu net atskirti žmonių, didžioji dalis žmonių apolitiškų, ypač apolitiškų žmonių, kurie mato tą neteisybę, mato, kad nėra galimybės,
kai jiem pasakai, jie, kaip sakai, irgi turi tą pririšimą, dramblys, kaip sako, pririštas prie virvutės, bet jis logiškas, apolitiški tie žmonės, realiai jie logiškai pamatė, kad ir mato, kaip yra, ir sako, nu taip, bet sako, tikimybė maža, bet kas gražiausia, kad tu jo gali paprašyti ir sakai, taugi daug laiko nekainuoja, paprasčiausiai ateiti grupę. Ir akcentuoti tą faktą, aš suprantu, kad reikia mums pasiskirsti darbus, tu gal statybininkas, gal batus siūni kažkam, o bus dalis žmonių, kurie bus visuomeniniai ir užsiims, kaip sako, ta visuomeninė veikla, o tau tai reiks grupiai pabalsuoti. O dabar būk toj grupiai, paprasčiausiai tau keli paspaudimai, ateik, palaikyk idėją, bet palauk, kaip tu teisus realiai, pažiūrim, jeigu ateis ten 100 000 žmonių, reiškia, jau mes galim kažką, kaip ir Paulius sako, daryti, ir tada tie žmonės visi pabus, apolitiški žmonės visi įsijungs į veiklą, bet jie paprasčiausiai logiškai mato, kad nėra perspektyvų. Ir būtent idėja ir gimė, kad sukurtas perspektyvas visiems ir turėta galimybę žmonėm paprastiem. Taip, įsivaizduokit, tiesioginis valdymas, ar ne, jisai neapsiriboja vien tik tais politiniais dalykais. Pavyzdžiui, mes turim, ar ne, grupę, ar ne, žmonių grupę, kurie kelia iniciatyvas, pavyzdžiui, kaip pagerinti ekonomiką, pavyzdžiui, Lietuvoje, energetiką, ar ne, pavyzdžiui, yra lietuvis, dabar aš neatsimenu jo vardo pavardės, bet kuris užpatentavęs labai daug jau patentų ir jisai turi žinių, kaip padaryti, tarkim, šildymą, kuris kainuotų centus ar ne, jis būtų praktiškai nemokamas ar ne, elektra ir taip toliau. Ir jisai nori sukurti, reiškia, tokį verslo sistemą, kad žmonės patys su juo kartu šitą dalyką vystytų jau masiškai. Ir kaip būtų, įsivaizduoja gerai, kai mes visi kartu, tarkim, turėtume omnikratijos, tautos valdžios sistemą, ne, visi renkam lėšas, kažkokias mėnesinės įmokas kažkokias, ar ne, ir jas skirstom, pavyzdžiui, kokiam projektui, kad tokį ir tokį ten miestelį ar kaimelį aprūpinti elektra, ar ne, nemokama, pavyzdžiui, elektra. Ir nubalsuojam, už kurį pirmiau. Pirmą tą įsivedam, po kurio laiko vėl šitą įsivedam visur, būtų, įsivaizduoja, kokios galimybės atsiveria, kai mes pasiemam šitą valdžią savo, nes tas žmogus rašė netgi vyriausybėm, prieš tai 2 vyriausybėm, kurios buvo dar prieš 4-8 metus. Ir prezidentam rašė, įsivaizduoja, kad sako, darom projektą, yra galimybės, yra, reiškia, nemokama žalioji ta energetika, darom, bet dėja jisai buvo visiškai ignoruojamas. Įsivaizduoja, nes kažkam tai naudinga. Tai tiesiog tas valdyti žmonės, ar ne, naudinga, turėti savo, kad jie mokėtų didelius mokesčius, kad jie būtų apkrauti. Aš nežinau, čia yra Švabo ta teorija, ar ne, kad žmogus kuo gyventų sunkiau, prasčiau ir jam būtų sąlygos sudarytos blogesnis, kad jisai tiesiog, gal jisai jausis laimingesnis. Aš čia tave noriu papildyti prie to pačio. Ir dažnai galvoju, kaip dar papildomai galėčiau pakviesti, daleiskim, apolitiškus žmonės, nes jų ir dauguma, kaip bebūtų. Ir mintis tavo labai teisinga, kad, ta prasme, judėjimas ir ši grupė nėra, kad mes tik politiką užsiemam, mes galim vieningi būti kartu, pabandyti įdiegti tą bendrą valdymo formą, teisingai,
ir spręs savo reikalus. Ir jeigu iškils klausimas ar idėja tokia, kurią didžioji dalis žmonių palaikys, kad mes kūrėm savo biudžetą, mes bandom, kaip sako, susikurti savo pasaulį, pasaulyje ir bandom jį saugoti ir kovoti kartu bendrai, va tokia sistema, kad nenukanalizuotų nieko. Ir va čia, kaip sako, ir apolitiškas žmogus, jis gal netiki, kad kažkas gali būti su politika, bet iš fizinės perspektyvos matys, kad čia yra nauda paprasčiausiai ir kodėlgi ne, davai darom. Bet reikia akcentuoti, ką minėjom, kad svarbiausias dalykas, kad pati idėja būtų visa mūsų bendrai. Čia svarbiausias uždavinys. Tada ir vieša. Du dalykai. Jei jau liečiam finansus, realiai man svarbiausia ir buvo, aš turiu daug idėjų, noris padėti žmonėm, pavyzdys toks. Noris, kaip Paulius sako, mesgi galim turėti viską realiai, ir elektrą, ir maistą, ir daug lengviau viską galim turėti, jei draugiškai dirbsim, nes kas dabar gaunas, vyksta konkurencija ir dėl to pinigo mes vaikomės, teisingai, o valdžia realiai taško tuos pinigus. Ir kaip jį taško, pažiūrėkit, realiai sugalvoja ten tikrų projektų, kad nukanalizuoti, ten bando į kišenės dėti. Matom visi, kad yra korupcijos, skandalų, krūvos, faktų pilna. Ir kiek pinigų, kiek daug pinigų ir kaip neefektingai dirbame. Kartais perkam orą. Suprantat, perkam orą, visai beverčius dalykus, kur tu iš praktinės pusės galėtum labai daug gerų darbų padaryti, susisteminti, ir mes neturim pasirinkimo. Mes net negalim pasirinkti, kaip mes norim skirstyti biudžetą. Realiai turėtų viskas būti tautos rankose ir viskas turi būti atvirom kortom. Tai va čia būtent judėjimo esmė tokia, kad jeigu finansai bus, politika ta pati. Joks siauras negali išeiti neviešai. Ir negali tarp Pauliaus ar manęs būti tarp uždarų durų kažkas. Va kažkokia paslaptis tarp mūsų ar kažkoks susitarimas. Kitas dalykas, bet koks aktyvus žmogus gali tik siūlyti. Ir mes tik bendrai balsuodami nuspręsim ar priimtą pasiūlymą ir pasielgti taip su pinigais. Tai taip akivaizdu, bet reikia padaryti praktiškai tą sistemą. Ir pagrindinis... Ir įsivaizduok, ir mes turėtumėm savo biudžetą, ar ne, mes galėtumėm turėti ir teisinę apsaugą. Vaizduoji, teisinę apsaugą. Kas be ko mes neišsiversim, nes sistema, ateitų laikas ir sistema pradėtų mus krapštyti, ar ne, po truputį. Bet dėja, mus būtų jau sunkiau iškrapštyti, nes tai nebūtų hierarchinė sistema dabar, kas vyksta, tokie bando užpilinguoti čia vieną organizaciją gerovės, kaip jinai ten vadinasi, švenčioninė, kurių tenai kovoja. Jo, tai žodžiu, ten jie bando tiesiog per hierarchijos tuos lyderius, juos kviečia į teismą ir taip toliau. O kaip tu gali, reiškia, uždaryti asociaciją ar kažkokią įstaigą, kuri nėra hierarchijos atstovo. Tiesiog nėra ką apkaltinti. Tiesiog žmonės demokratiškai sprendžia savo reikalus. Aš neįsivaizduoju. Tai čia būtų didelis keblumas. Plius dar turėti teisinę apsaugą ir visą kitą. Tai čia yra labai daug dalykų, kur mes išloštumėm. Bet reikia kažkaip mums kartu šitą žinią nešti ir bandyti tiesiog daryti, ką mes galim daryti šiuo metu. Ir Pauliau, kaip teisingai sakai, papildysiu tave, pas mus nebus karaliaus. Ir gaunas aš atstovas idėjos ir jeigu mane patrauks, tai
tai tik patrauks tik vieną asmenį, supranti? Taip. Tai nėra kaip nuverti karalių ir žaidimas baigtas. Nu, aš ne karalius. Supranti? Nu, ir aš be vardo ar pavardės, aš tik atstovauju tautos poreikį, supranti? Man nebūtina turėti nei vardo, nei pavardės. Aš atstovas, idėjos, viskas. Ir tu gaunas verti piešką. Žinai, tą pėstininką. Taip, tik tai vienas pėstininkas. Tai va, jeigu, tarkim, mus sugaudytų surikantų, ar ne, kažkaip tais, ar ne, mes jau nebegalėtumėm dalyvauti. Bet mūsų tikslas ir yra, kad užburti, užkurti tam tikrą žmonių skaičių, kad jau jisai būtų nenugalimas. Tiesiog neįmanoma būtų juos visus sustemti ir kažkur sukišti, ar ne, išvežti į Rusijos taigą. Ne? Ir kas svarbiausias, supranti, gaunasi taip, nu, tu iš kitos pusės žiūrint net, nu, nėra nei kaip pulti, tai ir mes nieko blogo nedarom, realiai. Nu, čia tik poreikis, žmonių poreikis ir bendrai tarėmės, ką daryti. Ir aš noriu pacituoti, dabar atsiprašau, žmonės, papildomai pacituosiu komentarus. Gintas apie Ukrainą tęsė, ten čia nėra ką komentuoti realiai, tik atsiprašau, jeigu mes necituojam kai kurių komentarų. Ir Jolanta Ilona labai teisingai pasakė, čia kai mes diskutavom dėl apolitiškumo, kad Lietuvoje žmonės yra įvaryti į baimę. Taip, baimė, kaip bebūtų, valdo žmogų, valdo visus žmonės, yra didelė įtaka baimės, bet jeigu mes baimė galėtų ir leis žmogui ateiti į būrį, susivienyt mum, tai, ta prasme, galėtume, žinai, iš tos perspektyvos žiūrėti, kad atvykt, subėgti ir baimė leistų kartais adekvačiai reaguoti ir neužsispirt ir nekelt konflikto ir karo, kas dabar vyksta Ukrainoje. Ta prasme, paprastas žmogus jaučia baimę, tie, kur valdžioje, kaip sako, jiems saugu, jie ten išskris į kokią salą, ir gyvens savo laimingai, o kentės paprasti žmonės, jie neturi tokios galimybės, tai jie realiai turėtų spręsti viską ir tą baimę realiai padėtų žmogui suprasti ir pasirinkti kartais teisingą sprendimą. Tai va čia toks dalykas, pavydas ir konkurencija daro daug žalos. Čia minėjom, taip, pavydas, konkurencija. Čia jau žmogaus lygis, mūsų išprusimas, dvasinis ir sąmoningumas čia. Kiek tu save... Čia pagrindinis dalykas yra mūsų vertybės, ar ne, nes jeigu mes konkurencingi būsim, tai yra sveika, ar ne, kažkur būti truputį konkurencingam, bet tai nepadarykim kaip pagrindinės vertybės, ar ne, kas dabar vyksta, monopolizuojama viskas, ar ne, visos rinkos, parduodamos aktyvai pagrindiniai šalies. Mes nebeturim nei banko, nei savo piniginio vieneto. Mūsų parduota nafta, mūsų parduos per geležinkelius, per laivybą parduos, ta prasme yra dar ką parduoti, bet jau ir taip daug kas išgrobstyta užsienio valstybėm, ir mes to nebeturėsim iš vis svertų. Dabar elektros irgi neturim savo, anksčiau turėjom, ar ne, paklausėme Europos Sąjungos, kad įstoti į Europos Sąjungą, mes turėjom užsidaryti savo atominę elektrinę, kuri buvo nestandartiškai ir nesaugi, nors iš tikrųjų investavus pakankamą pinigų kiekį, mes galėjom ją atrenovuoti, atrestauruoti ir turėti žymiai ten centus mokėtumėm už elektrą, dar pardavinėtumėm ir būtų labai klas. Bet dėja mūsų politikai, jie labiau buvo įtakojami, kad gauti europinius pinigus. O kai juos gauna, jie nusimatė, kad tai eis per valdžios struktūras tie pinigai, tada galima bus
įkurti, ar ne, dukterinės įmonės, švogerių įmonės, kurios galėtų laimėti konkursus Europos parlamento skiriamų lėšų pinigus ir atsidaryti savo dar kažkokių tai kontorų, kontorėlių, prikišti ten savo, žinai, giminių. Tai yra labai geras planas, sakyčiau, aš žinai, labai kūrybingi žmonės yra, tik tai kurioj vietoje kūrybingi, žinai, ar visai tautai jie tai pliusą neša, ar daugiau asmeninį. Taip, tai ką, pripliupiamas gal, ar tu mane girdi? Girdžiu, aš klausiausi įdėmiai tavęs. Taip, tai mes kažkaip turėtumėm po truputį gal jau truputį baiginėti. Dar čia yra vienas komentaras. Baimė turbūt yra ta, kad žmonės bijo, kad nieko negalės pakeisti, nes dabartinė valdžia vis tiek sekančią valdžią išrinkti pati. Taip, čia dėl Klevinskas. Tai, kad jie išsirenka patys, tai čia žinokit, tas ir yra. Aš tikiu, kad žmonės iš tikrųjų dar net negalėtų patikėti tą mintim, kad, pavyzdžiui, balsavimas yra visiškai yra kontroliuojamas. Nes vienas dalykas, kad žmonės balsuoja ir kad balsuoja, tarkim, už savo norimą, iš tikrųjų, kažkokį tais parlamentarą ar tenais partiją. Bet kitas dalykas, kaip per televiziją vis parodomas, ar ne kažkoks veidas, vis kažkokies gražios mintis tenais nuskamba. Ir jie vienas dalykas užsitikrina žinomumą, jau per šitą dalyką jau yra nesąžininga. Ne? Vienus parodo blogai, kitus gerai. Kitas dalykas, kai jiems reikia datempti balsų skaičių, tai tenais balsavimas tai yra slaptas, nieks nežino, kas kaip nubalsavo. Vat kame yra esmė. Ir jeigu tu norėsi pasižiūrėti, kur tavo balsas nuėjęs, tu tiesiog negalėsi, neturėsi tokios galimybės. Žmogus neturės tokios galimybės. Ir jie gali skaičiuoti ten, aišku, kaip tai nori, bet yra tie, reiškia, prižiūrėtojai, reikėtų iš tikrųjų daug žmonių, kurie kooperuotųsi ir žiūrėtų, skaičiuotų kiekvieną balselį irgi šalia. Ir per balsavimą tą patį, tai gal būtų mažesnė ta korupcija, bet, pavyzdžiui, internetinis balsavimas, tai visiškai yra, jeigu jisai yra slaptas ir tu negali pasitikrinti, kaip kas nubalsavo, tai irgi čia problema. Tai vat, kai mes darytumėm internetinę svetainę, tenais būtų balsavimas internetinis, bet tai būtų visiškai atviras balsavimas, kai mes paliktumėm savo kontaktus, kai tu gali paskambinti savo draugui, paklausti, ar tu teisingai nubalsavai, pasitikrinti. Aha, jis tai rodo, kad nubalsavo už, o aš paskambinu, paklausiu, rodo, kad prieš. Aha, kažkas reiškia ne taip. Reiškia, mes galim pažymėti, kad čia korupcijos atvejais balsavimo būtų, tarkim, juostoje, ar ne, kad čia pažymiu, aš patikrinau, pažymiu, kad čia yra kažkas ne taip. Ir jeigu bus daug tokių balsų, bus atliekamas tyrimas, vėl balsuojama per naujo, suprantate, tai bus labai paprasta ir elementaru kontroliuoti tokius dalykus, kai bus atviras balsavimas, kai visi matysim, kas kaip nubalsavo. Tai va. Ir kas svarbiausia, gali kiekvienas žmogus prie savęs nufotkinti savo, už ką jis, ir dar pakartotinai įsidėti žinutę, ta prasme internete, va, kad jis už tai pabalsavo. Ir žmonės gali, kas yra maniakai kokie, žinai, ten jiem labai tas svarbu, jie galės, ir bus tokių žmonių, kuriem tas įdomu, ir jie skaičiuos ir žiūrės, ves buhalteriją patys savo norų. Paprasčiausiai surinks tuos faktus yra, nesgi visokie, kuo daugiau žmonių, kuo skirtingos tos nuomonės vienas kitą galim palaikyti ir išnaudoti. Labai būtų sveiktinas dalykas paprasčiausiai. Ir kaip sako, reikia
reikia paprasčiausiai apie tai tik šnekėti ir dalintis šią idėją paprasčiausiai su žmonėm. Jo, Kuo daugiau. tiesiog, kai įsigilini į idėją pilnai ir kai jau mažiau lieka klausimų, belieka vienintelis dalykas, tai yra judėti į priekį, veiksmas. Kviečiu jumis. Ir viskas tik mūsų rankose realiai. Nu, čia, mes, pavyzdžiui, aš asmeniškai 100% atviras bet kokiai diskusijai, bet kokiam argumentui, nes čia taip viskas aišku, taip viskas paprasta iš tikrųjų, bet yra labai daug sudedamųjų dalių, kad tai įvyktų. Ir ši grupė ir judėjimas realiai pagrindinis akcentas jo, kad čia veiksmo grupė. Čia mes nešnekam apie, kad reikia vienytis. Mes šnekam, kad va dabar mes vienijamės. Suprantat, va dabar kviečiam žmonės ir vienijamės. Va kviesdami mes vienijamės. Ir jeigu atsiranda konfliktas, problemos, kalbam, kad galėtume susivienyti. Va čia ir dabar. O ne taip, kaip mums reikia, va kaip čia tas blogai. Ne, mes paprasčiausiai susirenkam ir darom veiksmą, darom reikalus. Tai tokia užduotis, bet mažai tų kareivėlių dar, kaip sako, daugiau apolitiškų ir drambliukų yra, su virve pririštų labai daug ir reiks kažkaip ištemti, reiks ką darysi. Kiekvienas jūsų dabar, kas aktyvus, turėkite omeny, jūs auksiniai šią idėją. Jūs bent jau šiam judėjimui esat labai brangus ir reikalingi. Todėl aš linkiu jums visiems stiprybės. Visiems šiaip linkiu stiprybės, bet ypač tiem, kurie tikrai jaučia ir nori ir prisideda, atlieka veiksmus. Tai va, linkiu jums labai stiprybės ir jeigu kur nelaimė ar kažkokia problema, tikrai rašykit, tikrai padėsim, tikrai kreipkitės ir viskas, kaip sako, draugiškai, darom draugiškai, gerbėm vienas kito nuomonę, kaip sako, ir nepykstam, kad kažkas išsiskiria ar kad aš netaip atrodo. Pagrindinis tikslas yra idėja, ne aš, ne Paulius. Ne ten elektros kaina brangesnė. Pirma, kaip Paulius sakė, reikia pradėti nuo realių, paprastų, logiškų dalykų. Mums pirma reikia susivienyti. Pirma, reikia turėti tą organizaciją, reikia turėti kiekį žmonių, reikia viską sustriguoti normaliai ir tada kalbėti apie tą elektrą, apie ten visus kitus dalykus. Tie kiti dalykai, jie tinkami propagandai. Ta prasme, kviečiant žmonės, va pasakyti, kaip baisu, va kaip žmonės nieko nedaro. Iš tos perspektyvos turim žiūrėti, bet turim nepasiklyst, eiti prie esminių dalykų. Tai tiek. Ir atsiprašau, jei kai kas ne taip, noriu atsiprašyti iškart, trūksta tos patirties, trūksta tų įgūdžių. Turim, ką turim. Jo, ir prisidėkit, suprantat, dabar, kas norit, mes pavyzdžiui, rengėm balsavimą ir buvo išbalsuoti tenas pirmas Rolandas Paulauskas, ne Eduardas Vaitkus, Orlauskas. Tai mes juos išreitingavom, bet kad jūs su jais susisiekti, kad su jais pabendrauti, tai visus kviečiame prie to prisidėti, suprantat, nes mes atsakomybę nešam lygiai tokia pačia dėl valstybės valdymo ar ne tiesioginio valdymo, kaip ir jūs patys. Suprantat, mes tokie pačiai, mes turim vieno žmogaus balsą, teisę ir taip toliau. Bet kai mes visi kartu kažkiek pajudėsim į priekį, ar ne, tai bus žymiai efektyviau, žymiai stipriau. Visur galime siūlyti savo idėjas, pavyzdžiui, grupėje esat ar ne, siūlykit savo idėjas, kokie jūs norit matyti tą grupę. Kaip žmonės pritraukti, ar ne? Pavyzdžiui, klausimas, kaip žmonės pritraukti. Arba kaip kažkokį, bet kokią idėją galite siūlyti. Ir prisidėkit tiesiog kažkokiais tais veikimais. Ir viskas. Tiesiog judam į priekį. Ir Zigis Zumundas paklausė, tai kiek tų žmonių narių asociacijoje jau turite. Tai va, kas yra grupiai, ką matot, kiek jų yra, tiek jų yra. O aktyvių yra
Aš tiesiogiai noriu iškart pasakyti, kaip administratorius, aš matau, kad yra net ir neaktyvių narių grupėje, yra aktyvių narių grupė, kas nori, gali ateiti į ją, bet realiai mes kiekvienas bendraujam vienas su kitu, prašom pagalbos ir judam prie šio tikslo. Bet aš matau, kad kviečia žmonės iš paprastų žmonių. Aš turiu omeny, ateina žmogus į grupę, jis pasižiūri, jam patinka idėja ir jis puola dalintis, jis kviečia savo draugus ir jis kartais net daug daugiau darbo atlieka negu mes. Realiai aš asmeniškai ir man gaila, negaliu persiplėšti. Reikia prižiūrėti grupę, reikia komentuoti, reikia bandyti kviesti aktyvius narius, reikia diskutuoti, ten yra tie pokalbiai, dar asmeninis gyvenimas ir aš jaučiu, kad aš nebekviečiu žmonių, aš nebekviečiu pavienių žmonių ir nebėra to rezultato. Man to gaila, taip norėtųsi man būti paprastu žmogum ir kvies žmonės, taip, bet turiu daryti laifus, daryti filmukus, būti gyvas, parodyti, kad gyva grupė, skaityti. Ta prasme, mes su Paulium dabar esam tie aktyvieji. Bet jeigu atsiras norinčių ir matysim, kad jie daugiau aktyvūs, tada kažkas kitur nueis. Paulius galva koncentruosis į ieškojimą tam tikrų žinomų veikėjų, bandys su jais vesti dialogą, įkalbėti, prisidėti. Ar kitą veikti, o asociacijos mes po kol kas, grinos asociacijos po kol kas nesteigiam, nes tam reikia lėšų, reikia pakankamo kiekio žmonių, reikia viską paeilės tvarką daryti paprasčiausiai susidėlioti. Taip, jeigu jūs labai bus jums įdomu, tarkim, asociacija, ar ne, jeigu bus susidomėjimas, tai aš jums siūlau kažkaip rašyti ar asmeninę žinutės, ar ne, į Messengerį, kad mes norim asociacijos, ar ne, tada mes pradėsim atidarinėti asociacijas, pažindinsim su įstatais, mes jau turim surikantų paruošę įstatus ir ten jau galinga asociacija, ten jau tvirtai bus tie įstatai, ta prasme, labai bus įdomu iš tikrųjų ją parodyti, tą asociaciją, bet mes jos neatidarinėjam vien dėl to, kad yra mažas žmonių susidomėjimas. Tai jeigu jums bus įdomu, prašom, kreipkitės, mes jau paruošę įstatus, galime aptarti juos, paredaguoti ir prieki. Ir turėkite omeny, pati idėja jau yra grupėje. Ta prasme, kai jūs komentuojate, mes privalom reaguoti. Bet, ta prasme, jei tu vienas, kuris komentuoji ir prie tavęs nėra patiktukų, nėra bendraminčių, kurie pritarė tavo minčiai ir sako, kad yra problema, ar reikia iškelti tokį klausimą, tai ir nėra to reagavimo tikro, nes tu tik vienas žmogus. Bet jeigu, turėkite omeny, jeigu atsiras žmonių kiekis, kuris spaus patinka ar kels tam tikrus komentaruose klausimus, mes privalom į juos reaguoti. Mes jau bandom tą sistemą vykdyti ir integruoti. Turėkite omeny, ta prasme, tai nėra mano savivalė. Ir kaip sako, dabar mes teikiam jum ataskaitas, ką mes darom ir ką siekiam. Ir paprasčiausiai mūsų veiksmus susijusius su šia idėja. Ir jie turi būti vieši, kad jūs turėtumėt galimybę apkaltinti ar pasakyti, ne, taip negalima, kad jūs turėtumėt galimybę teisti, spręsti ar pakeisti įvykių eigą. Gal aš kažkur klystu, gal aš kažką darau neteisingai. Jeigu grupė visų mūsų, tai toks principas paprasčiausiai. Turėkite omeny, ir bet kuris iš jūsų galit pereiti į aktyvių narių grupę, ir tada užginčyti tam tikrą mano sprendimą, pavyzdžiui. Ir jeigu tarp mūsų bus kažkoks konfliktas ir mes neįsiaiškinsim, mes jį paprasčiausiai paskelbėm viešai ir žmonės nusprendžia, kaip darom toliau. Nėra kas laimės tarp mūsų. Suprantat? Pirmoje vietoje mūsų interesas ir ši idėja ir tikslas. Todėl
čia aš kažkaip net nejaučiu problemos, jeigu ir vyktų konfliktas, aš savotiškai net norėčiau, jei būtų daugiau tų diskusijų, konfliktų, kažkokių ginčių, tada būna aktyvumas ir aš jaučiu, kad žmonės, kurie ateina ir puola idėją, jie realiai yra aktyvūs. Ir su juo tu turi didesnį šansą, didesnę perspektyvą jam atmerkti akis, sudėliotas kortas, kaip priklauso, paaiškint ir tas aktyvus žmogus gali tapti mūsų komanda iš aktyviųjų narių, kurie labai dabar reikalingi ir vertingi. Tai va toks, turėkite omeny, ir mes gal su Paulium vis daugiau darysim tų gyvų pokalbių. Pauliau, ką manai, kad žmonės susirūpinę, nori tiesiogiai, diskusija, čia realiai dabar ir vyksta aktyvi grupė, visai po kol kas, kol daug narių nėra sunku perskaityti komentarus, atsakyti, jei kai kas iškels kažkokią problemą, ar apkaltis mane, ar Paulių, ar parodys spragą judėjime, mes galėsim iškart nutarti čia vietoj, kad vadovai, aš paskelbsiu įrašą, pabalsuosim, jeigu čia yra problema ir nuspręsim, ką darom dėl šito klausimo ar dėl kito. Tai nematau bėdos ir turėkite omeny drąsiau. Taip, ir mes turim chatą darbinį Messengeryje. Ir jeigu norite, tarkim, kažkokius klausimus spręsti, kažkokius darbinius dalykus, ar ne, kas susijęs su tautos valdžia, jūs parašykite mums asmeninės žinutės, mes pridėsim į tą chatą, kol kas yra ten ramu, bet, pavyzdžiui, mes galėtumėm kažkokius skelbt balsavimus, ar ne, grupę aktyvinti, ar ne, kažkokiu būdu. Tai yra labai geras dalykas, nes tie balsavimai, jie atneša bendrą susitarimą, bendrą norą kartu kažkokį dalyką spręsti, kartu judėti priekį. Tai va. Tai ką, galim po truputį baiginėti, Rikantai, ir kaip tu galvoji? Taip, ir Gintas teisingai sako, asociacija būtina, nes atidaro daug durų. Taip, bet čia sekantis veiksmai. Pirma, reikia žmonių, reikia paramos, reikia aktyvumo, kaip ir Paulius sako. Bet čia be abejo reikia ir jie atidarys daug durų. O dabar viskas nuo mūsų. Tai iki kitų susitikimų, kaip sako, ačiū, kad buvot aktyvus, išklausėt, žiūrėjot, prisijungėt. Ir atsiprašom, jei kai kas ne taip, kaip sako, nėra taip tobula, nesam profesionalų, nebaigę mokyklų, kaip sako, visų bandom, kaip galim, tobulėjam po biškį, čia mūsų praktika. Mano gal daugiau, Paulius jau, kaip sako, stažą didesnį jų turi, aš, kaip sako, biškį dar turiu ką mokytis. Pirkti manęs šitokiais gražiais žodžiais. Na taip. Įtarimas atsiranda, kodėl aš infiltruotas esi agentas. Aš siekiu savo naudos, Pauliau, atsargiai su manim. Tai va. Valdžia troškystė gal pastovėjau. Valdymas, manipuliacijos žmonių. Gerai, su ta linksma gaida mes ir baigiam transliaciją. Ir gero vakaro visiems. Ir susisiekim asmeniniam žinutėm, jeigu kas jūs domina, mes tikrai surasim bendrą kalbą, pasikalbėsim gyvai. Ir tiek. Gero vakaro. Iki.